Labas, čia vėl aš, matematikos mokytojas Andrius Udra. Tikiuosi, nenusibodau su savo uždaviniais ir sprendimais. Aš galiu įsivaizduoti, kad gali nusibosti, kiek tos matematikos dar galima mokytis. Tai va, tęsame mūsų NMPP ir dabar mūsų laukia nuo 21 iki 25 uždavinio. Taigi, trikampiai. Pavaizduoti 3 trikampiai, pažymėkit, kuris teiginys apie trikampius yra teisingas. Taigi mes ieškom lygiųjų trikampių. Lygus trikampiai turi kelias savybės. Tai reiškia, jų visos kraštinės yra lygios ir visi kampai yra lygus. Tai va, pažiūrėkime, kurie trikampiai tikrai yra arba, kurie tikrai yra lygus. Na, matome, kad visų kraštinės yra duota po vieną kraštinę, 10 cm. Puiku. Tai žinoma, jeigu kraštinė ir 2 kampai šalia jos yra lygus, reiškia, trikampiai bus lygus. Taigi pažiūrėkime, ar visų tikrai kampai yra vienodi. Matome, kad jeigu 2 kampai yra duoti, galim rasti lengvai ir trečiąjį kampą, nes visą laiką trikampio kampų suma yra 180 laipsnių. Reiškia, imsim 2 kampus, kuriuos turime ir rasime trečiąjį. Taigi, pirmas trikampis turime 30 ir 40 laipsnių, atimame 180. 30 ir 40, tai 70 ir gausime 110 laipsnių. Nuostabu. Einam prie antro trikampio. Atimam iš 180 100 ir 30. Mums liks 50 laipsnių. Jau jaučiu, kad kažkas nelygaus čionais. Ir paskutinis yra 40 ir 110 yra duota. Atimam iš 180, 40 ir 110. Liks 30 laipsnių. Taigi matome, kad matome, kad 30 laipsnių, 2 trikampiai turi visus tuos pačius kampus ir tą pačią kraštinę tarp kampų, reiškia pirmas ir trečias trikampis tikrai bus lygus. Pirmas trikampis yra lygus trečiajam trikampiui. Nuostabu. Keliame prie kito uždavinio ir kitas uždavinys yra mėgstamiausi dalykai – geometrija. Ir šiuo atveju yra lygiagretainės. Raskime kampų ABCD kampų D ir C didumus. Tai reiškia šito kampo, tarkime, X ir šitas, tarkime, Y. Ir čionais yra net keletas būdų šitą uždavinį spręsti. Ir aš abiem būdais papasakosiu. Tai pirmas būdas. Viską žinome, kad lygiagretainio priešingi kampai yra lygus, bet mums netgi šitas žinojimas nieko nepadės ir nieko netrukdys. Mes galime spręsti pagal keturkampius. Matote, keturkampė, visų keturkampių kampų suma bus 360 laipsnių. Tai šitas mūsų keturkampis, mėlynai pažymėtas, turi 4 kampus, iš kurių 3 kampus žinome. Žinome 90, 70 ir 90. Nėra statieji. Kad būtų ramiau užrašysiu, čia yra po 90 laipsnių. Nuostabu. Taigi, mūsų 3 žinomi kampai yra 90 plus 90 plus 70 laipsnių, iš viso 250 laipsnių. Reiškia, mūsų kampas D arba X, kaip jau pažymėjau, jo dydis bus iš 360 atimam 250. Taigi kampas D yra lygus 360 minus 250 bus lygus 110 laipsnių. Nuostabu. Tai čia bus 110. Ir kadangi lygiagretainio gretimi kampai, vienos pusės kampai iš viso yra 180 laipsnių, reiškia D ir C iš viso sumoje bus 180 laipsnių, reiškia kampas C bus lygus 180 minus 110 bus lygu 70 laipsnių. Čia bus 70. Na va, labai paprasta, galima apskaičiuoti, viskas labai aišku ir džiugina. Čia 70, o čia 110. Bet yra ir kitas būdas. Ir man patinka keliais būdais atrasti sprendimus, nes tai reiškia, kad tikrai veikia. Kitas būdas yra, aš čia nutrinsiu mūsų šitos nereikalių kampus, tai yra šis. Mes turime čionais, kadangi čionais yra aukštinė, matom yra aukštinė, status kampas, reiškia ir viršui bus aukštinė. Čia irgi bus status kampas. Ir jeigu čionais yra 70 laipsnių, reiškia šitas kampas
bus 20 laipsnių. Kodėl? Vėlgi, status kampas iš 190, tai jeigu turim 70, rasime ir 20 laipsnių. Ir mes čia turime trikampį. Nuostabu, 20 laipsnių. Čia yra status, nes aukštinė status yra į visas pusės. Čia bus 90 ir matom trikampis. Atimsim iš 180, 20 ir 90 laipsnių, gausime 70 ir lygiai taip pat 180 minus 70 bus 110 laipsnių, nes lygiagretainio gretimi kampai yra sumoje 180 laipsnių. 70 atimsime iš 180 ir gausime 110. Tai va. Lygiagretainiai. Ir geometrija. Jūs turbūt esate didžiuliai geometrijos fanai, kaip ir aš ir visi čia mokytojai. Gerai. Kitas uždavinys, pasitenkime jį efektyviai išspręsti. Ir čia yra geros naujienos. Čia net nereikia mokėti apskritimo ilgio formulės. Mes žinome, kad kas mums duota? Kad yra 45 laipsniai ir lanko ilgis yra 21. Klausimas yra, kiek iš viso yra viso lanko ilgis. Koks iš viso tas lanko ilgis? Tai mes turime išsiaiškinti, kokio dydžio čionais yra dalis palyginus su visu apskritimu. Kadangi visas apskritimas yra 360 laipsnių ir dalinu iš 45 iš šito kampo, kad rasčiau, kiek kartų šita iškirpta dalis yra mažesnė už apskritimą. Tai mes gausime 8, ar ne? Galite taip skaičiuoti 45 360 prastinti ir gauti 1/8, bet šiaip ar taip, čia yra 8 dalis. Jei būtų pica, po 45 laipsnius turėtume 8 gabaliukus. Tai va, tai mes išsiaiškiname, kad visas ratas yra 8 kartus ilgesnis už tą dalį 21 cm, tai paprasta mes 21 cm dauginam iš 8 ir gausime 168 cm. Tai va, tai mūsų atsakymas yra 168. Valio. Šis buvo visai apylengvis, daug trumpesnis už prieš tai buvusi uždavinė. Gerai, keliam toliau. Vandens rezervuaras, kurį talpa yra 500 litrų. Per 4 valandas. Tai gana įdomus paprastas uždavinys, grafikai, skaitome, kas mums duota ir klausimas, kiek procentų viso tūrio buvo pripildyta per pirmasias 3 valandas. Tai mes žiūrime, kas mums parašyta čia, 3 valandos yra 400. 3 valandos yra 400. Ir mes skaičiuojam ne valandų dalį, ne kiek yra 3 valandos iš 4, bet kiek yra 400 litrų iš 500 litrų. Beje, labai mažas rezervuaras. Labai mažas, labai lėtai bėgo vanduo. Iš tikrųjų, vanduo bėga daug greičiau rezervuaruose negu čionais. Va. Gerai. Tai rimtose rezervuaruose bėgam greičiau. Gerai. Tai va. Tai mes pasižiūrėkime. Galim spręsti 2 būdais. Man patinka proporcijos būdas, bet nebūtinai proporcijos būdu. Taigi mes turime 400 pribėgo iš 500. Mes galime tiesiog spręsti kaip trupmeną. Kiek yra, žinote, 400 iš 500 mes galim supaprastinti, iš 100 bus 4/5. Galim viską pasiversti į procentus. Tai 4/5 dauginam iš 100 procentų. Čia supaprastinsim iš 5, bus 20, čia 1, gausime 80 procentų. Galima taip skaičiuoti. Puikus atsakymas. Kitas būdas yra proporcijos būdas. Proporcijos būdas yra malonus, dažnai ir paprastas. Kai esate netikri kaip spręsti, spręskite proporcijos būdu. Proporcijos nuostabu, galima mylėti jas, nekęsti, bet jos tikrai jūs išgelbės, jeigu nesate tikri kaip spręsti uždavinius. Taigi, jeigu 500 litrų yra 100 procentų, klausimas kiek procentų bus 400 litrų, kiek čionais bus procentų. Tai pagal proporcijos būdą
Man patinka šita proporcija labiausiai, bet yra ir kiti užrašymo būdai, visus užrašysiu. Galbūt esate matę ir tokį būdą, kur 500 atitinka 100, o 400 atitinka x, arba 500 iš 100, tas pats, kas 400 iš x. Ir mes čionais irgi, čia įstrižai, čia irgi įstrižai, o čionais tokiu telefono rageliu, jeigu yra dalyba, mes sujungiame. Tai va, bet šiaip ar taip, mes ieškome x-o, ir x yra lygu. Viršų rašom skaičius, kurie yra poroje be x-o, tai 400 ir 100, 400 ir 100, 400 ir 100. O apačioje rašome skaičių, kuris yra x-o draugelis, ar ne? X-o draugelis, tai bus 500. Mes čia galime viską supaprastinti. Iš 100 pavyzdžiui, čia 1, čia 5, iš 5, čia bus 80. Čia 1 ir gausime 80 procentų. Tai va, proporcijų būdas visat gali padėti irgi. Nuostabu, ir tada einame prie paskutinio šios pamokos video. O, pats smagiausias video, šitas yra tas, kur dažnai suklaidindavo ir sutrikdydavo. Ir čia daugiausia klaidų yra įvykę. Taigi, aš tą paskaitysiu. Saulė kepė 4 rūšių pyragaičius draugams dovanų. Jis sugalvojo visus iškeptus pyragaičius supakuoti po 2 taip, kad nebūtų vienodo pyragaičių rinkinio. Visi jos draugai gavo po 1 pyragaičių rinkinį. Apskaičiuokite, kiek daugiausia draugų galėjo apdovanoti Saulę. Šitą atsakymą. Ir čionais yra didysis neaiškumas, yra, kad negali būti vienodo pyragaičių rinkinio, bet neparašyta ir iš tikro gali būti vienodi pyragaičiai tam pačiam rinkinyje. Gerai? Tai aš noriu surašyti visus įmanomus rinkinius, tarkime, 4 pyragaičiai, 4 spalvom sužymėsiu. Taip, tai tarkime buvo, pirmas gali būti arba raudonas pyragaitis, ar ne? Ir tada pirmas gali būti geltonas pyragaitis, ar ne, rinkinyje. Pirmas gali būti žalias pyragaitis, kas daro žalis pyragaitis, bet turbūt darom. Ir kitas gali būti, tarkime, nežinau, mėlynas pyragaitis. Mėlynas pyragaitis. Puiku. Tai čia pirmas iš 2. Antras iš 2 irgi visi variantai yra manomi. Gali būti raudonas antras pyragaitis, antras gali būti geltonas pyragaitis. Vat, mes visas rašom kombinacijas, iš esmės, visų pyragaičių versijas. Vat, visų versijos. Turime poromis visas įmanomas kombinacijas. Ir matome, kad kai kurios kombinacijos gali kartotis. Ir pavyzdžiui, čia ir čia, iš esmės, tie patys 2 pyragaičiai. Tai čianais mes išbraukime vieną iš porų. Nuostabu. Čia irgi kartotis gali, irgi išbraukime vieną iš porų. Šitas irgi kartojasi iš tikro, tai čianais irgi išbrauksime. Toliau čianais kartojasi, išbrauksime. Ir čianais kartojasi, irgi išbrauksime. Ir šitie kartojasi, irgi išbrauksime. Ir mes turime iš viso 10 pyragaičių rinkinių. Aš žinau, kad pradžioje kai kas pagalvojo, kad 6 turime skirtingus, nes atrodė, kad neturėtų, kai kas galvoja, kad neturėtų būti tie patys pyragaičiai rinkinyje nesiskaityti, bet gali skaitytis. Ir dėl to mes turime iš to 10 rinkinių, nes 6 dubliuojasi. Tai va, tai 6 yra skirtingų pyragaičių ir 4 pasikartojančių pyragaičių rinkiniai. Dėl to turėsime rinkinių 10, kaip ir 10 draugų. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo įdomu ir naudinga. Ir šitą uždavinį ir kitus galite žiūrėti kitus sprendimus kitam video, įkelsiu nuorodą ir taip pat įkelsiu į komentarus, kur galite patys pasispręsti šiuos uždavinius bandomuosius. Tai ačiū labai ir iki kitų video.